pranešimą apie rašytojo darbą. Ir pirmiausia, noriu jūsų visų paklausti, kas iš jūsų norėtų būti rašytojais. Kas iš jūsų yra rašytojai? Aha. Ir dabar parodysiu, kad jūs čia visi, kurie nekeliat rankos, klydot. Čia yra daugmaž skaičiai, kiek žmonės parašo teksto per dieną. Ir skaičiai yra, kaip matot, įspūdingi. Tai žmonių pasaulyje yra 7 milijardai. Prie interneto prieimą turi 3 kažkur tais. Teksto yra parašoma per dieną, va tiek. Jisai keičiasi. Aš galiu išjungti, jeigu iš šito nereikia. Aha. Šiais metais yra va tiek išleista knygų, tiek laikraščių šiandien. Kaip paraščių? Pirmieji laiko, tiek tinklaraščių įrašų šiandien, tiek Twitterio ir taip toliau. O ten rodė ir mirčių greitis kaip. Ne tas pranešimas. Kas sugeba suskaičiuoti tų pasaulio parašytus mailus? Tai aišku, čia jeigu po teisybei, tai tos mailus rašo mašinos. Visas tas spamas čia irgi suskaičiuotas. Bet nepaisant to yra įspūdingi skaičiai ir visi mes esam rašytojai. Ir kas reiškia tvitai? Tvitai čia toks pasakymas kaip Twitterio postai. Postai irgi nelietuviškas žodis. Trumposios žinutės parašytos Twitterio socialinėme tinkle. Tai praėjusiais metais šitoje auditorijoje buvo labai daug pranešimų apie rašymą, apie tekstą, apie rašymą kaip po terapiją, kaip po saviterapiją, kaip po labai gerą būdą išsikrauti ir savo visai kitaip padėti. Nieko nebuvo kalbama apie atsakomybę, kurią tuo savo išsikrovimu mes nešame iš tikrųjų, nes tie tekstai, kurie yra parašyti, tos knygos, kurios yra išspausdintos, jos yra, išeina į pasaulį, duoda žinutę, tą žinutę skaito žmonės ir tai turi poveikį. Tai gal šiandien labiau norėčiau kalbėti apie atsakomybę, kurią neša rašytinis tekstas. Nes man atrodo, kad yra naudinga apie tai kalbėti. Pradėsiu nuo antikos, nuo Aristotelio, 335 metai prieš Kristų. Ir Aristotelio poetika yra kaip veikalas, kuriuo dramaturgija remiasi ir šiandien. Nuo Aristotelio poetikos turime scenarijų rašymo struktūras. Faktiškai Hollywoodas kuria scenarijus pagal 335 metais prieš Kristų sukurtą struktūrą, ką daro tekstas. Tragedija tai ne žmonių, o jų elgesio ir gyvenimo atvaizdavimas. Aristoteliui tragediją jis vertina pagal tai, kiek tragedija sukelia atjautos ir kiek jinai sukelia baimės. Ir būtent atjauta, turbūt pagal psichologus, bus empatija, nekrikščioniškas gailestis, ne užuojauta, o atjauta yra tai, ką daro tragedija. Tragedija yra neskatinimas žiūrėti, kaip kitas kenčia, bet kentėjimas kartu. Tai
gera tragedija. Reiškia, pagal Aristotelio standartus, gera tragedija tai yra ta, kai tu kenti kartu. Ir graikų civilizacijai tuo metu buvo turbūt ta pati krizė, kurią turime mes dabar, kad žmonės buvo per mažai žmogiški, per mažai viens kitą atjautė. Todėl graikai tą krizę sprendė rašydami tragedijas ir ugdydami tą gebėjimą atjausti. Nes civilizacija yra gebėjimas skirti gėrį nuo blogio. Ir atjauta ir meilė yra tos emocijos, kurios civilizuoja žmonės. Tai reiškia, graikų poetai kūrė civilizaciją. Tai tiek ir apie tą atsakomybę. Žodžiu, tai didelis dalykas. Va, turiu tokią citatą, kuri yra 413 metų prieš Kristų. Ir čia Elektra, Orestas Euripido personažas sako: neišsilavinę žmonės atjautos neturi. Mes, išsilavinusieji, turime daug atjautos ir mokame už tai didelę kainą. Išmintis kainuoja. Tai dabar norėčiau pakalbėti apie mechanizmą, kuriuo ta atjauta ugdoma. Tragedijoje, romane, filmuose, bet kokiame rašytiniame tekste, idealiu atveju. Tai vėlgi pagal Aristotelį mintis ir personažas yra dvi natūralios priežastys, iš kurių kyla veiksmas. Tai reiškia, yra veikėjas ir yra idėja, kas jam yra, kas dabar bus, ką jis tai darys. Ir geras personažas pagal Aristotelį turi pasižymėti 4 savybėm. Taigi jis turi būti kompetentingas, tai yra vedamas gerų intencijų. Visi žmonės geri. Adekvatus, tai yra jo priešai, kliūtis, kurias jis turi veikti, turi atitikti jo lytį, padėtį, poziciją. Jis turėtų būti prieinamas, tai yra nepaisant jo pranašumo, personažas negali būti toks tolimas, kad su juo nesusitapatintum. Ir jis turėtų būti patikimas. Tai žodžiu, jis negali vienoje situacijoje būti toks lengvabūdis, o kitoje jau ten labai rimtas. Tai žmonės nesikeičia, iš personažų šiandien to paties tikimės, iš literatūrinių personažų, iš gyvenimo personažų taip pat. Toliau 19 amžiui Freitagas sukūrė piramidę, dramatinio veiksmo piramidę, kurią turbūt daugelis žino. Užuomazga, kulminacija, atomazga, čia dar visokie dalykai, kas ten kyla įtampa, leidžiasi. Jisai sako, kad veiksmas kyla iš vidinių personažo poreikių. Ir kad svarbus ne tiek tas poreikis, svarbus konfliktas. Tai pagal šią teoriją ir vėlgi tokia teorija, kuria ir taikoma rašant ir statant filmus, kiekvienas personažas turi tikslą. Tai pavyzdžiui, nežinau, ar prisimena Čechovo apsakymą Dama su šuniuku, kur šitas svetimautojas, ar kaip čia gražiu pavadinti, ne, nu šiaip, miestietis. Miestietis nuvyksta į Jaltą. Jaltoje pamato moteriškę ir nusprendžia, kad jam reikėtų ją suvilioti. Tai čia yra jo tikslas. Ar jam to reikia? Ar jam reikia to dar vieno nuotykio? Ar jam reikia tos moteriškės? Ko jam reikia? Tai esminis konfliktas, kuris sprendžiamas, yra tarp to, ko personažas nori
ir ko jam iš tikrųjų reikia. Dažniausiai personažui reikia visai ko kito, negu jisai visom išgalėm siekia. Tam svetimautojui tikrai nereikia dar vieno meilės nuotykio. Jam reikia pasijusti gyvų žmogum, jam reikia atrasti gyvenimo prasmę, jam reikia visai kitų dalykų. Ir personažas keliaudamas per istoriją nuo pradžios iki pabaigos, tas poreikis, tai ko jam reikia, yra tai reikalingas tam, kad jis taptų pilnesniu žmogumi. Nuo pradžios iki pabaigos per istoriją jisai tampa pilnesniu žmogumi. Tai čia priėjau prie antro momento, kuris man davė impulsą paskaityti šitą pranešimą. Tai buvo pernai praėjusiais metais rudenį Kagano seminare. Išgirdau frazę, kad psichoterapijoje klientas tampa vis labiau savimi. Ir aš tada Timui sakau, žinai, personažas, keliaudamas per istoriją, irgi tampa vis labiau savimi. Ir man Timas sako, bet tai čia tai gyvi žmonės. O ten tai man kažkokį išgalvoti personažai. Ir aš galvoju, nu tai šiaip jisai teisus. Bet paskui pagalvojau, kad vis dėlto ne. Tai pabandysiu pakalbėti apie žmogiškumą, apie personažų žmogiškumą. Iš tikrųjų. Tapimo žmogumi kelionę galima apibrėžti įvairiai. Aš pasirinkau būdą, kurį pasiūlė iš pradžių Josefas Campbellas, o čia scenarijų rašymui pritaikė Kristoferis Vogleris, Herojaus kelionė, kur herojus yra pašaukiamas nuotykiui, iš pradžių bando atsisakyti to nuotykio, sako, ne už ką, pats eik. Tada susitinka su išminčiumi, išeina iš savo saugių namų, atranda priešų, draugų ir tada susiduria su didžiausia savo baime. Ir susidūrė su didžiausia savo baime, ją kažkaip išsprendžia. Numiršta, atgimsta ir, žinoma, būna apdovanotas, gauna eliksyrą, tada keliauja namo. Grįžęs namo jis yra nebe toks, koks buvo iš pradžių. Jis yra daugiau savimi ir mažiau tas, kuo galvojo, kad yra iš pradžių. Tai pagal šitą struktūrą statomi, ypač lengvai tokie herojiniai filmai lengvai atskiriami. Tai pavyzdžiui, Žiedų valdovas, kur Hobitą pašaukė nuotykių Gendalfas, ten jisai sako jam, tu nešk tą žiedą, tu išminčius, tada iškeliauja toliau, negu kada nors buvo, susitinka draugiją, norėdamas įmesti žiedą, vos nenusitraukia piršto, ir tada, kai jisai jau įveikia kliūtis, jisai yra didesnis negu buvo. Visi jam klaupėsi, jis buvo nykštukas, kai jisai jau įveikė kliūtį, visi jam klaupėsi. Esmė ta, kur yra gyvi žmonės, kad žiūrovas, skaitytojas, skaitydamas ir žiūrėdamas, pereina šitą kelionę. Tai tekstas tą daro. Žmogus pereina tą kelionę. Kitas gyvas žmogus, kuris praeina tą kelionę anksčiau, yra rašytojas. Jisai turi susitikti su savo baime ir jisai pasikeičia. Čia turiu tokią citatą Anne Lamott, viena iš knygų apie rašymą autorių ir teksto autorė, sako, iki tiesos neprisikasi sėdėdamas sau ramiai vidury lauko ir palaimingai šypsodamasis, bijodamas supykti, kam nors pakenkti,
ir būti įskaudintas. Pyktis ir skausmas yra keliai vedantis į tiesą. Negali jos daug pasakyti, kol nenuėjai į tuos kambarius, nežvilgtelėjai į tas spintas, miškus ir prarajas, į kurias tau buvo prisakyta šiukštu nežiūrėti. Tai va. Tai dabar norėčiau pakalbėti apie tiesą. Turiu irgi vieną tokią seną citatą. Murasaki Shikibu, 1000 metai. Ten yra sakmė apie Genji, tai kažkoks japonų, neskaičiau, bet japonų aukštuomenės kažkoks tai vyriškis, kuris irgi turėjo įvairių nuotykių. Jinai sako įžangoje: nepasakojame apie dalykus, kurie nutiko tam tikriems žmonėms, tiksliai taip, kaip jie nutiko. Tačiau pasakojame apie gerus dalykus ir blogus dalykus. Dalykus, kurie gyvenime nutinka ir jų neatsibosta nei stebėti, nei apie juos klausytis. Tai yra dalykai, kurių negali nepapasakoti kitiems. Tiesa yra, ypač grožinėje literatūroje, toksai, kaip pasakyti, kas taigi, čia tik tai romanas. Toksai, liktais ten viskas būtų išgalvota. Samuel Taylor Coleridge, jisai poetas ir filosofas, angliškai jo tas konceptas, kurį jisai sako, skamba taip: willing suspension of disbelief. Tai reiškia, lietuviškai labai griozdiškai skamba, tai aš išrašiau neskubėk netikėti. Bet iš principo tai yra savanoriškas pasirinkimas sustabdyti savo netikėjimą. Ir tuo jis nori pasakyti, kad kūrinyje, kuris yra grožinės literatūros kūrinys, ar ne, jeigu ten yra pakankamai žmogiškumo, jeigu yra pakankamai emocijos, tada skaitytojas pasirenka tikėti, kad taip buvo, kad tai vyko, nesvarbu, kad jis vyko nepažįstamose vietose, kurių nebūna. Tai yra toksai kontraktas. Ir tai yra apie teisybę. Pirmą kartą apie teisybę išgirdau, kai ėmiau interviu iš Donaldo Kajoko. Ir jisai man sako, matai, sako, mes rašom apie realybę. Realybė, sako, visai ne tas pats, kas teisybė. Teisybė yra stalas, kėdė. Realybė tai yra tai, kaip aš šiandien jaučiuosi, ką aš valgiau, ką sapnavau, ko aš noriu ir ko tikiu. Ir tai yra visada daugiau, negu tik tai, kas yra. Savo studentam paduodu, jau šiemet išmokau, kad jų kūriniai bus vertinami pagal tam tikrus kriterijus, nes jie irgi norėtų man pasakyti, kad kūrybinis rašymas galėtų būti bet koks ir bet kas. Tai dabar aš jiems duodu kriterijus, vienas iš kriterijų yra tiesa, teisingumas. Ir jie manęs klausia, kas tai yra. Ir aš sakau, tai turi būti apie žmones. Žmonės gali būti mėlyni, gali gyventi ne šitoje planetoje. Bet jeigu jie yra žmonės ir jeigu jam nutinka esminis gyvenimo įvykis, jie jį reaguoja. Tai negali būti taip, kad mergina išprievartauja ir jinai, būdama sveiko proto, toliau gyvena lyg niekur nieko. Ir jo nėra jokių tam tų pasekmių. Ir ten, žodžiu, ir toliau gali megzti romantinius santykius, mylėtis ir nieko ten tokio nebuvo. Atrodo akivaizdu, bet iš tikrųjų matyt, kad ne. Kai kurie rašytojai savo tiesą tiki ekstremaliai. Tai pavyzdžiui, skaičiau Selingerio biografijoje, skaičiau, kad jisai prieš eidamas kur nors ten jį kviečia į parką, jisai sako, kaži,
o Holdenas norėtų įti parką, ar jam nebūtų nuotaikos šiandien. O Holdenas yra jo personažas šūkiuose prie bedugnės. Arba, pavyzdžiui, kaip čia Filipui patiktų toksai oras. Matys, kad nelabai, jis taip nemėgsta lietaus. Tai čia jau realybė pradeda veržtis į tikrovę. Rašytojai nori, kad mes tikėtumėm, jog tai, ką jie pasakoja, yra tiesa. Ir turiu ištrauką iš Antono Čechovo Dama su šuniuku. Iš jos jis sužinojo, kad įaugusi Peterburge, bet ištekėjusi į S, kur jau gyvenanti 2 metai, kad Jaltoje jį gyvensianti dar kokį mėnesį ir jos pasiimti galbūt atvažiuosis jos vyras, kuris taip pat noris pasilsėti. Tai klausimas yra, kodėl jis nerašo, koks tas miesto pavadinimas, kur gyvena ta moteris. O nerašo todėl, kad mes nesužinotumėm, kur gyvena ta moteris, nes jinai ištekėjusi. Turi vyrą. Ir jai gali kilti problemų. Bet tokia smulkmena mus iš tikrųjų verčia tikėti, kad ta moteris egzistuoja. Ir tokia moteris iš tikrųjų turbūt turėtų problemų tais laikais. Nes taip yra. James Miley 13 būdų skaityti romaną prilygina romano rašymą psichoterapijai. Jis sako, kad abiem atvejais kuriamas naratyvas, kuriama istorija. Ir abiem atvejais yra tikimasi konflikto sprendimo. Jinai sako, kad gal psichoterapija yra efektyvesnė, nes turi profesionalą, kuris tave veda per šitą kelionę. Bet jinai sako, gal efektyvesnis romano rašymas, nes psichoterapijos sprendimas yra neapibrėžtas laike. Jis gali būti po metų, po 10 metų, gali ir išvis neįvykti. Romano sprendimas įvyks romano pabaigoje. Pradžioje yra konfliktas, užversi paskutinį puslapį bus jo sprendimas. Francis Kafka, kuris parašė Metamorfozes apie tai, kaip jis pavirsta, kaip herojus pavirsta didžiuliu vabalu, perskaitė ir ilgai juokėsi savo draugui, nes jis suprato, koks yra jo konflikto su tėvais sprendimas, jis yra neįmanomas. Bet tai yra katarsis. Romanas visada yra hipotezė, yra teorija. Romano kūrėjas kaip mokslininkas kelia hipotezę, kuria eksperimentą, kas bus jeigu. Va kas bus, jeigu žmogus, kuris niekina moteris, įsimylės. Ir tam, kad hipotezė jisai pagrįstų, turi būti stebėjęs pakankamai žmonių, turi pakankamai pažinti save, klausinėti žmonių, nes jo hipotezė turi praeiti leidėjų vertinimą, pirkėjų, skaitytojų vertinimą, jis turi dirbti atsakingai. Ir jeigu tai praeina, jeigu praeina metų išbandymą ir mes vis dar turime tos kūrinius ir vis dar jie mus veikia, tai papildo žmogiškosios išminties klodus, taip pat kaip ir mokslo išradimai. Tai va, ir paskutinis dalykas, apie kurį norėčiau kalbėti, nu gal prieš paskutinis, yra kalba. Žodžiu, galima žinoti, kokia yra ta tiesa, galima turėti tą hipotezę, bet reikia dar mokėti ją parašyti. Iškomunikuoti taip, kad ją suprastų. Tai tam rašytojai tobulina savo balsą. Pavyzdžiui, vieną 1915 metų ankstyvą pavasario rytą Kašmyre mano senelis Adamas Azizas, pabandęs melstis, susigūrino nosį į sušalusį žemės kupstą. Iš kairės šnervės nutiško 3 kraujo lašai. Akimirksniu suledėjo trapiame ore ir pabiro ant maldų kilimėlio jam prieš akis virti rubinais. Tebeklupodamas atsilošė, pakėlė galvą ir pajuto, kad ašaros ištryškusios už akių
irgi sušalo. Ir tą akimirką su panieka nubraukęs nuo blakstienų deimantus, jis pasiryžo daugiau niekada nebučiuoti žemės, nei Dievo, nei žmogaus vardu. Tačiau šis sprendimas pramušė jame skylę, ištuštino kažkokią gyvybinę sielos kertelę ir jis tapo neatsparus moterims ir istorijai. Tai čia Salmanas Rašdi, vidurnačio laikai. Magiškas realizmas, ilgi sakiniai, rubinai. Ieškoti originalių vaizdinių. Roges mes pasiekėm sukaitę ir nusiplūkę. Bėgti lengvai per tokį sniegą galėtų tik angelai. Čia Sigitas Parulskis. Rašytojas turi matyti žmonės. Jis turėjo madą, pašnekovui to visiškai nesitikint. Sviesti kokią šūksmingą frazę, neturinčią jokio ryšio su pokalbiu ir tą besakydamas spraktelti pirštais. Ir visada jis ką nors mėgdžioja. Jeigu jis akis vartė, arba atsainiai mėčia užpakalin plaukus, arba leidosi į patosą, tai reiškia, kad vakar jis buvo teatre ir pietuose, kur buvo sakomos prakalbos. Dabar jis ėjo kaip podagrikas, smulkiais žingsniukais, nelemdamas kojų per kelius. Turbūt irgi ką nors mėgdžioja. Tai čia Antonas Čechovas, pažįstamas. Rašytojas supranta, kad pasaulis susideda iš detalių ir jisai renkasi, kurias iš jų pastebėti, ištraukti ir parodyti. Visų nemaloniausias jam buvo tas pirmas akimirksnis, kai sugrįžęs iš teatro, linksmas ir patenkintas, nešdamas ranką didžiulę kriaušę žmonai, nerado žmonos virtuvėje. Nustebęs nerado jos nei kabinete ir galiausiai pamatė ją miegamajame su nelemtuoju, viską atskleidusiu laiškeliu rankoje. Čia Ana Karenina. Va. Nu ir paskutinis dalykas. Čia kaip žmonės pasaulyje skaito, 11 metai. Tai Lietuva dar yra prie tokių daugmaž skaitančių, žaliu pažymėtų šalių. Jungtinė karalystė, Japonija, Korėja, prie mažai skaitančių šalių, Brazilija, didžiulis plėmas. Turiu naujesnių duomenų, kiek čia man pavyko jų rasti. Tai lietuviai skaito 17 minučių per dieną, britai skaito 11 minučių per dieną. Suomiai skaito 46, estai 39. Tai va, knygų yra išleista nuo tada, kai buvo pradėta spausdinti knygos tokiu būdu, 130 milijonų. Kur čia dar aš turėjau, Lietuva, aišku, čia nepirmauja visiškai. Bet, žodžiu, 2013 metais išleistos 3356 knygos, čia pavadinimai. Iš jų grožinės literatūros 1398, tai reiškia 466 vienam milijonui gyventojų. Dabar pasaulyje pirmauja Jungtinė karalystė. Ten išleidžiama daugiau nei 20 naujų pavadinimų per valandą. 184 tūkstančiai pavadinimų iš viso, čia 2013. Ir tai yra 2875 knygos vienam milijonui gyventojų. Jie skaito 11 minučių per dieną. Kiekvienais metais išleidžia maždaug 50 tūkstančių daugiau knygų negu prieš tai buvusiais metais. Čia su elektroninėm ar kaip spausdinti? Aš neturiu elektroninį, čia yra labai apibendrinti duomenys. Elektroninių knygų pardavimai kyla. Publikuotis tampa nepaprastai lengva. Yra self-publishing leidyklos, kur gali, sumoki pinigus, tave išleidžia. Yra elektroninės platformos, sumoki pinigus, išsileidžia. Ta prasme, jeigu jie nori skaityti, jie susimoka. Yra nepaprastai lengva parašyti knygą. Kursai, kūrybinio rašymo, dėstymai, jie tampa vis labiau populiarūs ir Lietuvoje, visur. Žinia yra tokia, kiekvienas gali būti rašytojas. Gali,
ir rašo. Vienas gali būti virėjas. Ir kiekvienas yra rašytojas. Mano tik tai toksai vienas klausimas ir pamąstymas. Taip, mes esame visi rašytojai. Kiek mes teisingai rašom ir kiek apie žmones. Tai va.